Sveiki, mėlėjai. Šiandieną tinginiaujam ir nusprendėm nieko negaminti namuose. Atėjom prie jūros, į kavinę Potyras. Ir valgysime daug įvairaus maisto. Aišku, vis tik ir žuvies užsisakysim, kadangi šiandieną labai norisi pailsėti biškį nuo tų veganinių maistelių. Taigi, kas mėgstate žuvį, pažiūrėkit, kaip Graikijoje galima pavalgyti nebrangiai ir skaniai. Pirmiausia, išsirenkam žuvį. Ateini pas šeimininkį, pasiūlo mums žuvį ir mes išsirinkome. Aš suprantu, kad labai nevegetariškai, neveganiškai skamba, bet vis tiek tai yra super. Mes pas šitą šeimininkę labai dažnai valgom, kadangi labai greitai, švariai ir skaniai. Πάντα φρέσκα, έχει πάντα πολλά είδη από τα ψάρια, ελληνικά, μεγάλα, μικρά, για όλα τα γούστα. Šeimininkė pasakė, kad šita žuvis yra visada šviežia ir visada sugauta čia netoli. Taip, kad kiek leido graikų kalba, tiek mes skudant išsivertėm. Pirmiausia, mes geriam vandenį atsisėdę prie staliuko. Čia yra tokia tradicija, kad atneša iškart padavėjas net neklausęs tau butelį vandens. Ir jau kadangi mes reguliariai čia lankomės, šitas mūsų padavėjas ir savininkas, čia visi dirba visus darbus, atneša mums šilto vandens. Mes prašom zestonero parakalio, todėl kad šaltas iš šaldytuvo mes, kaip žinote, negerim. Todėl jeigu jūs atvažiavote į Graikiją, jums pastatė šalto vandens butelį, net aprasojusi, kas yra visiškai čia visur, tai jūs tikrai galite pasakyti zesto arba angliškai pasakyti. Jie vis tiek supranta, nes žino, kad 1 iš 100 turistų paprašys šilto kambario temperatūros vandens. Jau atnešė mums maistą, atkreipė dėmesį, kad atneša per vidurį pastato ir mes valgom kiekvienas iš savo lėkštės. Nėra taip kaip Lietuvoje, kad patiekalą atneši ir tu turi valgyti, ką užsisakęs. Todėl yra labai smagu užsisakyti įvairius patiekalus ir kuriuos keistis, vieni kitų ragaujame. Šiandieną veganinio maisto meniu yra skanieji cukinijų bolsai, kaip jie sako, arba falis, kažkaip tai. Va, po to burokėlį, kaip sakiau, pas jos yra visiškai normalu atnešti bliūdą dubenėlį burokėlių, čia horta, žalėsių kažkokį tai dalį ir tai yra būtinas tiesiog jų mitybos atributas. O čia yra meližanas salata, tai čia yra trinti šitie, kaip jie vadinasi lietuviškai, užmiršau, baklažanai su daržovėm, su prieskoniais labai. Aš tai baklažanų tikrai nemėgstu, bet tai yra vienintelis tikriausia patiekalas, kuris man labai patinka, kuris yra skanus ir kurį mes tikrai reguliariai užsisakom. Mūsų Bona labai mėgsta cukinijų tos kotletėlius. Labai mėgstu. Labai skanu, tiesa. Puikiai. Aš irgi pradėsiu nuo cukinijų ir nuo burokėlių. Na ir jau atnešė mums grybus. Čia yra manitarija skara. Aš nežinau, ką jie su tais grybais daro, bet čia yra vietoj mėsos iš tikrųjų mes naudojam sugaudantų. Kadangi tai yra taip skaniai pagrilinti tie kreivabudės, kaip matot, paprastus kreivabudės. Jos, aš nežinau, ką jie daro, bet aš tokio skonio net neįsivaizduoju. Mes vieną kartą mėginom ant grotų įsikepti prie namo, čia Graikijoje, bet taip ir neišspaudėm tokio skonio. Tai kitą kartą prašysim tikriausia, kad pasakytų tą paslaptį ir tikrai jums atskleisime tą paslaptį, kaip jie taip skaniai grybus pasigamina. Bet aš manau, kad jie deda tiesiog pašlaksto ne tik aliejukų, česnakiukų padažų jau po grilinimo, nes juos grilino be nieko. Ir pašlaksto šitos, jeigu žinote, yra granatų toks kaip sirupas, kaip koncentratas granatų. Ir Graikijoje
tai yra toks pat skonio, tokio pačio skonio yra vynuogių. Tas koncentratas toks suvirtas kaip sirupas, kaip padažas, jį naudoja net vaikam imunitetą stiprinti. Taigi, mėlieji, pamėginkit, paeksperimentuokit, ypatingai tie, kurie neišnaudojate atostogų arba jau planuojate važiuoti į Graikiją. Taigi, iki kito karto, ate, nes Bona jau makaronus, be sūrio, kadangi mes, kaip žinote, pieno produktų nevalgom, tai vat vaikas gauna makaronus, žino, šeimininkė irgi tokio amžiaus vaikus turi, kaip padaryti teisingai. Tai va. Taigi, šiandien lankėmės, mes vadinam tą kavinę Žuvinė. Sveiki! Taigi, žuvis gatava, matosi, kad jinai nuostabi, fantastinė ir grilinta. Taigi, mėginsim ragauti šį sekmadienį sveikai gyvensenai yra atostogos. Taigi, ir jums linkiu atostogų iki. Yeah.